Šeimos vaidmuo Švedijoje. Tokiu pavadinimu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos antrojo aukšto erdvėse atidaryta Švedijos ambasados Lietuvoje fotografijų paroda, tapusi didžiu įvykiu ne tik dėl ekspozicijos grožio, bet ir informacijos gausos, pateiktos ir lakoniškai, ir tuo pačiu labai aiškiai bei išsamiai. Švedai savuosius kūrinius į biblioteką pabrėžiama atveža pirmą kartą, o tai džiaugiamasi kultūros sostinė tapusio miesto renginių lankytojams vertinga dovana – pažintis su unikaliu ir universaliu švediško šeimos vaidmeniu. Kadangi biblioteką lanko jaunimas, jaunos šeimos dažnai ateina čia, tai jie iš puikių citatų, iš puikių užrašų šitų esančių prie nuotraukų galės pasisemti gražios patirties. Džiaugdamasi galimybę atidaryti parodą ir lankytis ne tik Aukštaitijos, visos Lietuvos kultūros sostinėje, Švedijos ambasadorė, akcentuodama parodos temą šeima, pabrėžusi, jog tai visų be išimties kraštų aktualija, nes tik šeima veda žmoniją į ateitį, prabilo lietuviškai. Aš sveikinu jūs visus susirinkusius, aš labai džiaugiuosi būti čia ir norėčiau padėkoti bibliotekai ir taip pat Panevėžio savivaldybė ir dabar aš manau, kad toliau aš kalbėsiu angliškai. Paroda, pabuvojusi kitose Lietuvos vietose, pasak ponios Cecilijos Rudstrom Ruin, niekur kitur nesižiūrėjo taip gražiai kaip nuostabiojoje bitės vardo bibliotekoje, net fotografijų spalvos atrodo ryškesnės. Tačiau svarbiausia, kad parodos lankytojai, skaitydami užrašus po nuotraukomis, sužinos, kaip Švedijos šeimos politika buvo vystoma nuo 1970 metų, kaip kito motinos ir tėvo vaidmenys, kaip stengtasi daugiau dėmesio sutelkti į tėvą, kaip vaikų auklėtoja šeimoje. Žinoma, galima nesutikti su pristatomu modeliu. Tai yra mūsų, švedų patirtis, bet tai yra puiki platforma diskusijoms. Vis dėlto šeimos politika – toks veiksnys, kuris įtakoja tiek ekonominį augimą, tiek visuomenės gerovę. Ir norėdami konkuruoti Europoje, mes turime laikyti šeimos politikos. Lietuvai, manau, tai taip pat būtina. Fotografijose tėvų ir vaikų buvimo kartu akimirkos, nuo pat gimimo, aktyviai dalyvaujant mažųjų ugdyme. Čia ir sporto varžybų sukeltos emocijos, ir vakarinių skaitinių ramybė. Jautrus žvilgsnis į šeimą, kurioje vaikus augina tik mama arba du tėčiai, senelio ir anūko ryšys. O didžiausia ekspozicijos dalis skiriama tėčiui, pagrindžiant konkrečiais dokumentais, kaip Švedijoje suderinamos lygios galimybės, tėvystė ir darbas. Tėvų draudimas, primenama, Švedijoje atsirado 8-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Gyvenimo dėlionė. Taip švedai vadina troškimą būti šalia savo vaiko ir galimybę tai padaryti. Švedijoje gyvenimo dėlionė dėliojama taip. Vaikai, tėvai, darbas, namai, pajamos ir lygios galimybės.